Daugelis žmonių įsivaizduoja, kad norint tapti globėjais, reikia būti tobula šeima. Bet iš tiesų tai yra visiškas mitas. Visų pirmiausia, gal reikia pradėti nuo to, kad norint globoti, žmonės gali būti ir vieniši asmenys. Ir nebūtinai būti dviejų asmenų šeima. Ir žinoma, norisi paneigti ir tą mitą, kad tobulumas apskritai neegzistuoja mūsų gyvenimuose, nes turbūt niekas negali apibrėžti, kas yra tobula šeima ir kas yra tobulas žmogus ar vaikas. Galbūt socialiniuose tinkluose mes matom tobulus paveikslėlius, bet netobulus gyvenimus greičiausiai žmonės gyvena. Labai dažnas mitas yra apie tai, kad žmonės turi turėti prabangų būstą arba uždirbti daug pinigų, kad galėtų globoti vaikus. Pirmiausia, net nebūtinai nuosavas būstas, būstas gali būti nuomojamas ir būstas turėtų būti toks, kad atitiktų suaugusių žmonių ir ateinančių vaikų poreikius. Dar dažnas mitas yra apie pajamas, kad žmonės turėtų uždirbti didelius atlyginimus gauti, bet iš tiesų, norint globoti, svarbiausias momentas yra tai, kad mes globodami neturėtumėm gyventi iš vaiko išlaikymo pinigų. Valstybė skiria vaiko globos išmokas, vaiko pinigus ir panašiai. Ir už tos pinigėlius mes negalim gyventi, tai yra vaiko pinigai, ne? Tai atlygis turėtų būti toks žmogaus globojančio, kad jis galėtų save išlaikyti. Taip pat gan dažnas, labai dažnas mitas yra, kad nežinau, ar galėsiu pamilti svetimą vaiką, užmegzti ryšį. Tai čia vėlgi norisi sugriauti šitą mitą, nes iš esmės aš tada žmonėm dažnai sakau, o tai kaip jūs įsimylit savo partnerius arba kaip užmezgat ryšį su savo draugais. Ir būdami suaugę, jūs štai mezgate vis naujus ryšius ir prisirišat prie skirtingų žmonių. Iš esmės mes turim suprasti, kad ryšys formuojasi per buvimą kartu ir per vienas kito poreikių tenkinimą. Ir tai nieko bendro neturi su kraujo ryšiu. Nėra kažkokio kraujo ryšio, ar ne? Tai yra genetiniai dalykai, bet tai, ką mes galvojame apie meilę kitam žmogui, apie prisirišimą, tai yra visiška smegenų veikla ir tai priklauso nuo to, kiek mes vienas kitam tenkinam poreikius ir kiek esam kartu. Taip pat, aišku, būtina šiandien pasikalbėti ir apie tobulumą. Dažnas mūsų tikimės tobulo vaiko, kurie gerai mokysis, kurie gerai ir labai gražiai elgsis, nors nežinau, kas tai yra gražiai elgtis, dažnai ir vaikai nebūtinai žino, bet mes tikimės ir tikimės, kad patys turim būti tobuli ir kitas turi būti tobulas. Iš tiesų, taip pat norisi paneigti mitą, kad tobuli vaikai egzistuoja, jie neegzistuoja. Ir kaip kartais globėjai sako, na, žinot, kaip čia pasversi elgesį, kartais nebūtinai nuo to priklauso, ar tai yra biologinis vaikas, ar tai yra globėjas. Tai priklauso nuo individualių žmogaus dalykų, kiek jisai klys, kiek jisai mokysis iš tų klaidų. Kiek jo emocinius poreikius ir kitus poreikius gali atliepti suaugęs, tiek jo elgesys turbūt bus tinkamas arba netinkamas. Mano nuomonė, jeigu egzistuotų tobulumas, mums tikrai labai greitai jis pabostų. Mes turbūt ir gyvenam įdomius gyvenimus, kad gyvename neuroįvairovėje. Ir mes visi suaugę esame skirtingi, visi vaikai yra skirtingi, tuo pačiu panašus esam, kažko mums vienodai reikia, kažko nereikia arba reikia. Ir man atrodo, kad tai, kad mes darome klaidas ir klystame, tai iš esmės sudaro sąlygas pasimokyti ir mums paaugti kaip žmonėms, nes jeigu mes tiesiog gimtumėm tobuli, tai mes nebeaugtumėm tokie visada ir būtumėm. Tikrai pritarčiau nuomonei, kad
neegzistuoja nei tobuli vaikai, nei tobuli suaugę. Ir taip pat aš manau, kaip ir biologiniai tėvai, ir globėjai taip pat tobuli neegzistuoja, o ir labai norėčiau visiems palinkėti nesiekti tobulumo, nes tai veda į perdegimą, į nuolatinį nusivertinimą, perfekcionizmas įvairiose srityse emociškai mūsų degina. Jeigu mes kalbėtumėm apie globėjus, kokie jie yra Lietuvoje, tai galbūt norėtųsi pradėti nuo krizinių situacijų, kai vaikui yra nesaugu šeimoje arba jo gyvybė ar sveikatai gresia pavojus. Tuomet, kai nėra artimųjų, giminaičių, tetų, dėdžių, senelių arba emociniais ryšiais susijusių asmenų, kaimynų, mokytojų ir panašiai, tuomet vaikai keliauja pas budinčius globotojus. Tai yra pirma stotelė vaiko saugumui užtikrinti. Ir pas budinčius globotojus vaikai gali pabūti vieną dieną ir išsisprendus jų gyvenimo situacijai jie keliauja, grįžta pas biologinius tėvus arba į saugią kitą aplinką, arba gali būti netgi iki 1,5 metų, kol laikinosios globos išsispręs klausimai. Jeigu taip atsitinka, kad dėl labai ypatingai sunkių aplinkybių šeimai nepavyksta išspręsti klausimų, dėl ko jie nebegali auginti vaiko, tai dažniausiai yra priklausomybių klausimai, kurie ypatingai skaudžiai veikia vaiko raidą ir jo gyvenimą. Tuomet vaikui yra ieškomi nuolatiniai globėjai. Nuolatiniai globėjai taip pat gali būti ir nuolatiniai globotojai. Nuolatiniai globotojai prižiūri vaikus ir gauna atlygį, taip pat kaip ir budintis globotojai. Tai tarsi yra jų veikla, nors jie sako, kad tai daugiau gyvenimo būdas, bet už vaikų priežiūrą tiek budintis, tiek nuolatiniai globotojai gauna atlygį ir nuolatiniai globotojai prižiūri ypatingus vaikus. Tai yra vaikai vyresnio amžiaus, vaikai su negaliomis ir įvairiais psichikos ir fiziniais sutrikimais, nepilnametės mamos su kūdikiais, taip pat 3 ir daugiau vaikų, tokios ypatingų požymių turinčios grupės ir taip sumanyta mūsų valstybės, kad žmonės, kurie augina ypatingus vaikus, kurie neteko tėvų globos, jie galėtų skirti tik būtent tiem vaikam dėmesį ir galėtų gauti atlygį iš savivaldybės lėšų. Taip pat mes Lietuvoje turime šeimynas ir šeimynos yra tokie jau daugiau juridinės organizacijos, bet tėtis ir mama toje dažniausiai šeimynoje yra ir jie globoja didesnę grupę vaikų. Ir tai nebūtinai broliai ir seserys, tai gali būti iš skirtingų šeimų vaikų globos netekę vaikai, bet dažniausiai tai yra ir 4 ir 8 vaikai, didesnės grupės vaikų ir šeimynose mamos ir tėčiai taip pat gauna atlygį. Lietuvoje turime šiuo metu 938 vaikus vaikų globos institucijose. Taip, tiesą pasakius, galimai ne visiems šiems vaikams reikalingi globėjai, globėjų šeimos ar nuolatiniai globotojai, bet tikrai daugumai. Taip, tai yra vaikai dažniausiai vyresnio amžiaus, dažniausiai didelės vaikų grupės, tai yra broliai, seserys, 3 ir daugiau vaikai, kurių vienas gali būti ir mažesnio amžiaus, bet pavyzdžiui vyriausias 17 metų amžiaus. Taip pat vaikai su negalia ir įvairiais sutrikimais. Žinoma, Lietuvoje mes visada turime vaikų apie 1000 laikinojoje globoje. Ką tai mums pasako, kad dalis iš tų vaikų dėl jau anksčiau mano minėtų priežasčių, kad tėvams ypatingai nepavyksta išspręsti savo gyvenimo psichosocialinių veiksnių, kurie ypatingai neigiamai veikia vaiką. Ir vaikai negalės šitie grįžti namo ir jeigu nėra giminaičių ir emociniais ryšiais susijusių asmenų, šitiem vaikam irgi reikės globėjų. Tai dalis nuo laikinosios globos taip pat
labai reikalauja mūsų dėmesio ir atverti namų duris. Tikrai nėra taip, kad globėjai reikalingi labai mažiems vaikams arba labai sveikiems vaikams. Apskritai, kai mes šiandien kalbamės apie netobulumą ir mes visada sakom, kad vaikai yra vaikai, jie yra visokie, yra neuroįvairovė, tai iš tiesų, jeigu mes kalbėtumėm apie tai, kad tokia stereotipiškai mergaitė iki 3 metų, tai gali tekti žmonėms laukti net keletą metų, kol tokiam vaikui reikės globos, nes paprastai tai yra 2 ir daugiau vaikų, ne, tai yra šalia broliai seserys, taip pat įvairūs yra ir sveikatos sutrikimai, gali jų ir nebūti, bet vėlgi kokio dydžio tas sutrikimas, jeigu aš dėviu akinius, tai aš turiu kaip ir sutrikimą, ne, bet gali būti ir ženkliai didesnių, kur tikrai reikės įdėti indėlį, kad tos sutrikimus kompensuoti, arba nebūtinai jie bus kompensuojami. Jeigu priimtumėt sprendimą arba manytumėt, kad jūs tikrai norėtumėt užauginti žmogų ir taip prisidėti prie mūsų visuomenės augimo, pirmiausia, reikėtų nukeliauti savo medicinos įstaigą ir gauti 046A pažymą, kurią jūsų aptarnaujantis medicinos personalas turėtų jums išrašyti. Tuomet su ta pažyma jūs keliaujate į savo savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių arba prašymą ir šitą pažymą pateikėte nuotoliniu būdu spis.lt. Taip pat svarbu paminėti prie to, kad prašymą pateikiant reikia pridėti, jeigu su jumis kartu gyvena 16 ir vyresni žmonės, tai reikia pridėti jų sutikimus, kad jie sutinka, kad jūs globotumėt. Ir su šitais dokumentais arba nuotoliniu būdu pateikiam, kaip minėjau, arba tiesiog į Valstybės vaiko teisių ir apsaugos tarnybą. Tuomet tarnyba peržiūri, ar teisiškai jūsų teistumas, jūsų tai, kas vyko jūsų istorijoje iš teisinės pusės, atitinka geriausius vaiko interesus. Reikia labai svarbu paminėti, kad tikrai žmonės, kurių tėvų valdžia buvo ribota, ar jie buvo nušalinti nuo globėjo pareigų, tikrai nesikreiptų dar kartą, nes net pirminėme etape toksai prašymas nebus svarstomas ir nebus pradinio įvertinimo teigiamo. Ir tuomet, jeigu jūsų pradinis įvertinimas yra teigiamas, jūs niekaip nesate buvę prieš vaikų interesus, tuomet jūsų pradinis teigiamas įvertinimas yra nusiunčiamas į artimiausią globos centrą ir ten jau globos centro darbuotojai su jumis susisieks ir nusimatysite datą, kada pradėsite mokymus. Mokymai užtrunka 10 savaičių, taip pat mokymų metu jūs galėsite įsivertinti, ar tuo keliu einate. Ir mokymų mokytojai taip pat vertins ir jūs, padės jums priimti tinkamą sprendimą. Ar jūsų kelias yra globa, o gal budinčio globotojo veikla, o gal nuolatinio globotojo veikla, jūs kartu pasitarsite ir dėliosit savo kelią. Mokymai yra be galo naudingi, dažnai mokymų dalyviai sako, kad visiems tėvams reikėtų tokius mokymus išklausyti prieš gimstant vaikui. Ir tada galutinėme etape, jeigu jūs sakote taip ir mokytojai sako taip, jūs gaunate teigiamą išvadą, teigiamą įvertinimą, esate įrašomas į tam tikrą sistemą ir laukiate, kol vaikui reikės jūsų. Reiškia, Lietuvoje mes turime tokią sistemą, kad vaikui parenkamas globėjas, ne globėjas renkasi vaiką. Aš manau, kad globėjų tikrai verta būti, nes užauginti žmogų, kuris yra gimęs kito žmogaus šeimoje, man atrodo, yra be galo didelė ir be galo prasminga misija.
jau kalbant apie tai, kad užauginti žmogų yra didelė misija, bet užauginti žmogų, kuris gimė kitoje šeimoje ir kurį išnešiojo kita mama, yra, man atrodo, dar didesnė misija ir dar prasmingesnis darbas mūsų visuomeniai. Ir kviečiu kiekvieną pagalvoti apie tai ir atsisukti visuomenės silpniausius, nes tik tiek valstybė yra stipri, kiek ji mato savo silpniausius ir padeda silpniausiams.